Nuodas. Arba kas nutinka, kai iš erotinio filmo pašalini erotiką. Nojus. Ar filme veikėjai mylėjosi? Nežinau, nei žiūrėjau. Kai tarp jų pradėdavo vykti kažkas panašaus į tai, vaizdas būdavo permetamas į lango atspindį ir atitolinamas per 10 metrų nuo veiksmo. Visas fizinis intimumas tarp veikėjų apsiriboja porą senjoriškų bučinukų ir antros eilės pusbrolio lygio prisilietimais prie kūno. Nors skaitydamas knygą aš miriau iš krindžio ir dvasinio nuskurdimo, bet jos sėkmė buvo tame, su kokiu jautimu ir aistra autorė aprašė Elzės bei Nojaus susižavėjimo ir meilės istoriją bei tas erotinės scenas. Ir kai filme to nebėra, jis tampa migdančia dramele. Filme nebelikus fizinės aistros, veikėjai irgi prarado savo tapatybės dalį. Nojus iš galingo ir dominuojančio vyro tapo manų košė be pagardų, ant kurios rėkė jo buvusi žmona už tai, kad jis neprižiūrėjo vaiko. O Elzė filme momentais netapo savo nebūdingai frigidiška ir atsaini. Panašu, kad kai kurie aktoriai griežtai nubrėžė ribas, ko nedarys šitam filmui ir sukūrė savo personažą. Jeigu knygoj Nojus ir Elzė buvo tokie laisvi kaip studentas savo jėgų žydėjime išvykęs į Erasmusą, tai filme jie buvo tokie, lyg filmavimo aikšteliai būtų buvę jų tikrieji partneriai, tėvai ir seneliai. Filmo pliusai, filmas dinamiškas, gražiai atvaizduota draugių bendrystė, kaip ir viskas. Pabaigai seksualiausios frazės iš knygos. Susisupusi į pledą sėdžiu gytės svetainėje ant sofos ir be tikslo spaudinėju televizoriaus nuotolinį valdymo pultelį. O taip, Elze, tęsk tos valstybinės kalbos komisijos gairės atitinkančius žodžius. Ištiesęs ranką per stalą pasiekiu savo telefoną ir metu Kajui. Tas sugauna aparatą viena ranka. O taip, Nojau, mane taip užveda, kai tu dviejose gretimuose sakiniuose nenaudoji to paties daiktavardžio ir pakeitei sinonimus šitaip išvengdamas stiliaus klaidos.